Sveiki prisijungę prie Pokyčių namų YouTube kanalo. Šiandien su manim yra kartu Pokyčių namų bendruomenės psichologė, psichoterapeutė Rasa, kuri jums papasakos apie save, tai likit su mumis. Labas, Rasa. Sveiki. Tai norisi, kad mūsų žiūrovai truputį su tam susipažintų. Tai gal tu gali papasakoti, kaip pasirinkai psichologo kelią? Ten, kur esu dabar, atėjau labai pamažu. Aš turiu dvi profesijas. Ir visų pirma, baigiau slaugos studijas. Pradėjau darbuotis psichiatrijos ligoninėje, ten, kur labai norėjau, tik tai ten ir norėjau tuo metu, nes patiko tai, ką patyriau praktikoje. Pradėjus dirbti, atsirado sąlyginai daug laiko, kadangi dirbau slenkančių grafikų ne kiekvieną dieną. Ir panaudojau tą laiką praturtinti psichologijos studijomis dėl to, kad man tai rodėsi įdomu ir dėl to, kad norėjusi gebėti pagelbėti tuometiniams klientams dar ir kitais pacientais, juos vadinam. Įgijusi psichologijos magistro laipsnį, 6 metus darbavaus abiejose profesinėse pozicijose, kol galiausiai stipriai stumtelėjau save ir priėmiau nelengvą sprendimą pasilikti tik psichologo praktikoje. Kaip sudėtinga dviejose profesijose irgi turbūt būti. Ir kadangi jau pristačiau tave dar ir kaip psichoterapeutę, tai dar mokeisi papildomai, keliavai dar toj psichologijos srity. Tai gal gali pasidalinti, tai kokia kryptis tave domina, kas galbūt ten tau svarbu ir kodėl rinkaisi tokią kryptį būtent savo darbe? Esu smalsi ir man patinka mokytis. Taigi universitetinės studijas sekė po diplominės geštalto metodų krypties studijos, dar bakalauro studijų metu. O vėliau, jau šiek tiek vėliau, pradėjau studijuoti kognityvinę ir elgesio terapiją ir galiausiai 2024 metais įgijau psichoterapeutės kvalifikaciją. Tai, žodžiu, savo darbę ir geštaltą, ir kognityvinę abi kryptis gali taikyti. Taip, labiausiai šiomis kryptimis ir remiuosi. Tai kokie klientai pas tave dažniausiai apsilanko arba galbūt kažkokios temos, kurios, tikiu, ligoniniai tikrai matei įvairių klientų, pacientų, bet kas labiausiai tave pačią traukia? Kokios temos, kokiom įdomiausia dirbti, smalsiausia galbūt dirbti? Žinai, man sunku išskirti konkrečią temą. Iš tikrųjų, konsultuoju žmones patiriančius įvairių sunkumų ir sutrikimų. Jų tiek daug, kad gal ir nevardinsiu visų, tačiau po kiekvienu sunkumu ir sutrikimu esti konkretus, unikalus žmogus su savitu santykiu į tuo, ką išgyvena, tai labiausiai man ir patinka. Galvojant, kad žmonės kartais pagalvoja, norėčiau pas psichologą. Bet visada atsiranda tas bet prieš kreipiantis ar ne, visada apsvarsto, pagalvojant, kaip čia, ar čia kreiptis ar ne. Ką palinkėtum tokiam žmogui, kuris galbūt jau kaip ir nori, bet nedrįsta kreiptis tos pagalbos? Natūralu nedrįsti. Kita vertus palinkėčiau sekti savo noru, nes psichologo kabinete nutinka daug įdomių ir naudingų dalykų. Vienas jų yra galimybė girdėti save, kai kitas atidžiai klausosi. Labai įdomu būna ir naudinga. Tai ačiū labai, kad pasidalinai apie save, apie savo kelią psichologijoje ir savo darbą psichologijoje. Jeigu išgirdote ir jūs atliepė tai, ką Rasa dalinosi šiame video ir norėtumėte pas ją konsultacijos, kviečiu užsukti į Pokyčių namų tinklapį, susirasti Rasos profilį, pasirinkti jums tinkamą laiką ir užsiregistruoti konsultacijai.